Vilniuje įvyko tarybų valdžios paskelbimo 30-mečiui pašvestas iškilmingas posėdis, kuriame draugas Niunka padarė platų pranešimą. Fabrike Alfa senas revoliucionierius Karolis Didžiulis papasakojo darbininkams apie lietuvių liaudies kovą dėl tarybų valdžios. Sekdama didžiojo Lenino idėjomis spalio revoliucijos įkvėpta, Vinco Mickevičiaus Kapsuko vadovaujama laikinoji revoliucinė Lietuvos vyriausybė 1918 metais gruodžio 16 dieną paskelbė tarybų valdžią Lietuvoje. Kauno kariškai istorinėme muziejuje surinkti dokumentai pasakoja, kaip Lietuvos buržuazija užsienio interventams padedant žiauriai nuslopino jauną tarybų Lietuvą. Nelegaliai leista spauda liudija, kad laisvės troškimas ir toliau buvo gyvas Lietuvos darbo liaudyje. Kovai už išlaisvinimą vadovavo žymieji komunistų partijos ir komjaunimo veikėjai Karolis Požėla, Juozas Greifenbergeris, Kazys Giedrys ir Rapolas Čarnas. Žiaurus 4 komunarų nužudymas, represijos prieš beginklius darbininkus, Suvalkijos valstiečių nuodijimas dujų kamerose sukėlė pasipiktinimą ir užsienio lietuvių tarpe. Jie siuntė prakeikimą Lietuvos budeliams. Žuvusiųjų vieton stojo nauji kovotojai, tęsdami atkaklę kovą prieš fašistinę reakciją. Reikalas, dėl kurio nenuilstamai kovojo lietuvių liaudis, buvo laimėtas. Draugui Stalinui vadovaujant, tarybų Lietuva vėl tapo laisva ir suvienyta su Vilniumi ir Klaipėda. Visoje Respublikoje vyksta žemės ūkio mašinų ir motorų paruošimas naujųjų metų sezonui. Mašinų traktorių stočių darbas lemiamas veiksnys kovojant dėl mūsų kaimų pertvarkymo socialistiniais pagrindais. Kaišiadorių mašinų traktorių stotis. Geriausiai Respublikoje traktorininkai, dušimtininkai Mykolas Petrovas ir Petras Šilovas su meile remontuoja savo traktorių, pasiryžę pasiekti dar puikesnių darbo laimėjimų. Verkiuose veikia pirmoji valstybinė dvimetinė kolektyvinių ūkių vadovų mokykla. Ladaišis Kazys, Arnosios Pašvaistės kolektyvinio ūkio brigadininkas ir Kivilis Jonas, Laimės kolektyvo pirmininkas, pirmą kartą pamatė gyvybę vandens laše. Buvę samdiniai mažažemiai valstiečiai šiandien mokyklos suole semiasi mokslo žinių. Vilniaus sodininkystės daržininkystės technikume mokosi būsimieji sodininkų kadrai.
įgytos žinios čia pat pritaikomos praktikos darbuose. Šeštadienis Klaipėdos apskrities pergalės kolektyvinėme ūkyje. Dotnuvos Marijos Melnikaitės vardo kolektyvinėme ūkyje šiandien ypatinga diena. Renkami geriausiai žmonės į pirmąjį respublikinį kolektyvinių ūkių valstiečių suvažiavimą. Pirmuoju delegatu išrinktas šio kolektyvinio ūkio organizatorius pirmininkas Juozas Stankevičius. Didelį autoritetą valstiečių tarpe turi puikaus derliaus grandininkė Veronika Ječunskaitė. Garliavos kolektyvinėme ūkyje kelias į komunizmą, valstiečiai išlydi į suvažiavimą išrinktuosius savo žmonės. Kolektyvinio ūkio pirmininką Petrą Šimkūną ir geriausiai gyvulių augintoją Praną Kupčinską. Delegatai nuveš šio valstiečių kolektyvų nuoširdų pasveikinimą visos Respublikos kolektyvininkams.